Na tai va, tokia ta diena šiandien. Sveiki, svetimos kančios mėgėjai. Šiandien turiu savo labai svetimą įrankį. Nutariau nudažyti visiškai tobulai Renault skyrių. Spaudžia laikas. Kiek jo turėjau, tiek paruošiau. Dažymas yra kaip atskiras suvirinimas, dar viena sfera. Pasiginčykit komentaruose gilesnė negu virintojo ar ne. Šiandien idėja yra tokia. Turiu akrilinių dažų, ketinu jais pasinuodyti minimaliai. Pabaigus dažymą turėtų iš karto būti blizgus paviršius, kurio nereikia lakuoti ir jis turėtų būti visai tvirtas. Tai gal toks ir bus, gal viskas tiesiog greitai nusilups vien kol aš sudėdinėsiu variklį toliau. Nes būtent dėl to dabar dažyti ir pradedu, nes turiu dėti stabdžių vamzdelius ir kitus aplink variklį esančius agregatus, kad pagaliau pabaigti kažkiek tai priekinę dalį ir galėčiau tą Renuką vėl nuleisti ant ratų. Na, rezultatas bus koks bus, pažiūrėsim, bet kokiu atveju bus gal visai smagu. Viskas labai maloniai blizga. Žinoma, čia apelsino žievelė absoliučiai visur, bet net nebūtinai dėl dažų, o dėl paruošimo. Tarkim, kur buvo lygesnis paviršius. Tai gal labiau mandarino žievelė. Bet pažiūrėkim, kaip atrodys viską nulupus. Na taip, tikrai nėra idealus nudažymas, bet aš esu labai patenkintas, nes net užėjus į garažą viskas tarsi raudonai švyti ne tik nuo tų dulkių, kurios liko po dažymą, bet kėbulas atspindi visą šviesą labai gražiai. Turint omeny šio nudažymo tikslą, kad jeigu aš išorę, tai kaip ir planuoju, paliksiu vintažinę, atidarius kapotą, tikrai bus geras nušvitimas. Dar nesu visiškai apsisprendęs dėl savo pasirinkimo su šia dalim, kurią palikau originalią, vien tam, kad priminti, koksai vidus buvo. Ir man labai patinka šios autentiškos plokštelės ir lipdukas. Manau, kad paliksiu. Ir plius taip gerai dera su visų automobilio motyvų, kurį ką tik apibūdinau. Tai kol kas palieku kaip yra ir einu bandyti sukonstruoti ir sudėti stabdžių vamzdelius. Tik pirma, reikia išspręsti didelę problemėlę, kurią padariau. Problema yra tokia, kad skiriasi žarnelės įsukimo kampas ir čia jos įsukti tiesiog neįmanoma. To nesimatė, kol nesurinkau visko iki galo, tai dabar čia nusimato tikrai nemažai ardymo. Na ir blogiausia, kad reikia užsakinėti naujus cilindriukus, nors ir jų kaina maža, bet problema yra laikas. Kita vertus, pradėti vamzdelių darbus galima ir dabar, o kai gausiu naujas detalės, parodysiu, apie ką čia eina kalba. Pradėsiu nuo šitos paprasčiausios atkarpėlės. Tam net nereiks gaminti vamzdelio, nes radau
labai panašaus ilgio. Tai bandysiu nuo tos 180 laipsnių dalies. Na va, beliko likusią dalį išlankstyti. Na va, kažkas panašaus, tiksliau bus vis tiek prilankstama uždėjus ant mašinos. Na, o dabar prie sudėtingesnių variantų. Na, o pagaliau atkeliavo naujasis, kuris yra viršuje. Apatinis yra naujas senas, kuris netiko dėl šlangelės įsukimo kampo. Na va. Na va, ar naujoji stabdžių sistema? Tai va, toliau belieka sudėti vairo kolonėlę. Šios smulkmenos pagrindai yra iš rankinio. Ir kažkaip dar stabilizatorių reikės surinkti. Na, iš visų šitų dulkių ant vairo akivaizdu, kad jis jau senai nebuvo sukiotas ir nebuvo netgi su nieko sujungtas, tai ten ta šlanga biškį veliasi, bet malonus jausmas. Kolonėlė po perrinkimo, sapakaba nauja. Na, įdomus. Štai pagaliau atvyko mano raktas į galbūt mašinos nuleidimą, paskutinę detalę. Štai buvau ne tą užsakęs. Vairuotojo pusės rankinio trosas.
Buvo didaus pasiknisimo, bet galiausiai štai kaip viskas atrodo surinkta. Ir štai kaip veikia. Čia yra rankena, kuri valdo šitą strypą. Čia dabar yra atleista. Įtempi. Trosas tempia šitą ausį ir stumia šią plokštelę. Taip kaladėlės yra stumios į išorę ir atsiremia į būgną. Wow. Na jo, beliko prisukti ratus, nuleisti mašiną ant žemės ir prisukti stabilizatorių. Na va, kokie 5 mėnesiai ir mašina vėl ant savo ratų. Žinoma, pakeliui buvo nudirbti įvairūs kiti darbai, bet vienaip ir kitaip jinai kabėjo jau apie 5 mėnesius. Labai įdomu bus pabandyti pavažiuoti, kada jinai važiuos. Tai nieko daugiau per daug nelaukus, pirmyn su varikliu. Tik tų variklio darbų buvo labai daug, jie vyko visos restauracijos metu, tai pamėginsiu aš juos sudėti į vieną gerą epizodą. Reikės pačiam gerokai pereiti per archyvus, kol surasiu visus darbelius, kuriuos nuveikiau per tą laiką. Ir pasistengsiu tą epizodą paleisti kuo greičiau, kada tik tai rasiu laiko. Su juo, žinoma, yra tikrai nelengva. Dėkui, kad vis dar laukiate, žiūrite ir man reguliariai priminate, kad metas paleisti naują seriją. Bet šiam kartui tiek, palieku jūs su stabilizatorium ir iki kitų.